Lietuva valdo visą Jungtinių valstijų civilizaciją, turiu omeny politinę, kas liečia Donaldą Trumpą. Donaldas Trumpas iš tikrųjų buvo Darius Mikulėnas, kuris gimė Vilniuje ir tapo Vilniaus meru žinomu kaip Remigijus Šimašius. Donaldas Trumpas pradėjo savo karjerą kaip politikas, Vilniaus meras, supranti, bet niekas nepasakė, kad Šimašius nuvyko į Jungtinės valstijas prie Maskvos ir tapo Amerikos prezidentu, supranti. Lietuva valdo Jungtinės valstijas. Tai kaip jūs galit abejoti tuo, kad Ukraina užpuolė Vilnius? Taip yra todėl, kad Lietuva valdo visą, tam tikras civilizacijos kerteles. Tai, kas liečia politiką, ten viską parašė moterys, supranti. Visą politiką kontroliuoja Vilniaus gyventojus, tai yra moterys. Politika kontroliuoja Lietuvos moteris, supranti. Šimašius nuvyko į Rytų Aziją ir tapo Amerikos prezidentu per kelis metus, supranti. Šimašius ir yra Donaldas Trumpas. Tai yra Darius Mikulėnas, jis dažėsi savo plaukus geltonai, todėl kad buvo kaip tėvas, žinai. Šimašius norėjo būti kaip savo tėvas praeitame gyvenime. Tai va. Mano tėvas yra šviesiaplaukis ir mėlynų akių. Tai yra labai retas tipas. Mano tėvas buvo blondinas. 2013 metais, kai aš ėjau į biblioteką, aš pamačiau, kad mano tėvo plaukai yra geltoni. Supranti, mano tėvo plaukai yra geltoni. Tai va, jis buvo gražus mėlynakis blondinas, kuris dirbo, ten valstybės institucijų, buvo valdžios tarnautojas, bet jis buvo labai gražus vyras. Mano tėvas buvo labai gražus šviesiaplaukis vyras. Tai va. Ir Šimašius iš tikrųjų tai buvo Darius Mikulėnas, kuris nusidažė savo plaukus geltonai. Jis iš pradžių buvo valdžios žmogus, supranti. Aš noriu pasakyti, kad Šimašius yra niekas, supranti. Tai buvo 9 planeta, kai mirė gyvenimas. Gyvenimas mirė 10 planetoj. Ir tada prasidėjo sodų statyba, supranti, buvo pastatyti sodai. Šimašius gyveno Vilniui. Donaldas Trumpas yra kilęs iš Vilniaus, tai yra Darius Mikulėnas, supranti. Tai va, Šimašius ir Donaldas Trumpas tai buvo tas pats žmogus. Jis nuvyko į Ameriką. Jį rėmė Vilnius. Šimašių Donaldą Trumpą rėmė Vilnius. Ir dabar Donaldas Trumpas sako tai, kas yra parašyta Vilniuje. Tai va, tai buvo 9 planeta. Ir prieš Donaldą Trumpą gimė Darius Mikulėnas, kuris baigė VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetą pastatų energetiką ir dirbo inžinierium, o po to tapo vadovu. Tai yra Tomas Dauskurdas, mano pirmininkas. Aš jį esu įsimylėjęs, savo pirmininką Tomą Dauskurdą esu įsimylėjęs. Bet kitas dalykas yra tai, kad jisai buvo vadovas. Danielius Jachimovičius. Danielius Jachimovičius yra mano artimas draugas. Mes labai gerai su juo sutarėm. Jis yra mano artimas draugas. Labai artimas draugas. Jis yra vadovas CV banko. Jis dirbo visą gyvenimą vadovu ir kai jam suėjo senatvės pensijos amžius, jis tapo prezidentu, supranti. Danielius Jachimovičius, tai va, jisai buvo vadovas, o paskui tapo Vilniaus meru. Danielius Jachimovičius arba Tomas Dauskurdas, jis tapo Vilniaus meru. Valdas Benkunskas, tai yra tas pats asmuo kaip Danielius Jachimovičius ir Tomas Dauskurdas. Bet kai jisai paseno, jis tapo prezidentu. O po jo gimė toks kaip Šimašius. Šimašius gyveno Vilniui, bet jį privertė išvykti į Ameriką, supranti. Šimašius išvyko į Ameriką ir tapo prezidentas kaip Donaldas Trumpas. Jis buvo remiamas ir Vilniaus, ir Maskvos. Jį rėmė 2 miestai – Vilnius ir Maskva. Jį rėmė, o iš tikrųjų rėmė tik Vilnius. Ir Donaldas Trumpas yra Vilniaus statytinis prezidentas Jungtinėse valstijose. Donaldą Trumpą kontroliuoja Vilniaus miestas. 9 planetoje prieš mus. O dabar apie ką aš norėjau pakalbėti? Kad 8 planetoje prasidėjo kino industrija, nes Donaldas Trumpas, Remigijus Šimašius, jisai buvo aktorius savo gyvenimo gale. Jis buvo aktorius, supranti. Donaldas Trumpas buvo aktorius.
Todėl 8 planetoj jis vaidino kino filmuose, kuriuos pastatė Vilniaus mieste. 8 planetoj Vilniaus mano motina per 6000 metų sukūrė apie 1000 filmų, kuriuose aš vaidindavau, supranti? Mano motina sukūrė apie 1000 filmų vienam gyvenimui. Ir tų gyvenimų buvo apie 30. Tai yra kažkur 30 000 filmų. Mano motina sėdėjo, vienas dalykas yra tai, kad kai aš gimdavau dainininku, motina sukurdavo apie 10 000 dainų per 3 gyvenimus. Per 3 gyvenimus sukurdavo apie 10 000 dainų, ane? Bet kai gimė 8 planeta, nuo pat mano atgimimo Lietuvos Sibire, Rytų Azijoje, 8 planetoj, mano motinos per 6000 metų nerašė, jos ir parašė, žinoma, jos ir parašė, bet visi tie angliški filmai yra parašyti mano motinos, supranti? Mano motinos parašė visus angliškų filmų scenarijus, bet negana to, jos naudodamosios, mano motinos, kurios naudojosi šešėlinio interneto medžiaga, nurodė, kur reikia vaidinti ir ką daryti. Supranti, kai aš buvau aktorius, taip, aktoriai yra tik aktoriai, bet jie nieko nerežisuoja ir filmų nestato. Mano motinos pastatė visus filmus 8 planetoj. Tai buvo galimai apie 10-30 000 filmų ir serialų, kurie buvo pastatyti 8 planetoj. Todėl, kad 9 planetoj visi tie politikai atrodė kaip cirko artistai, supranti? Politikai atrodė kaip cirko artistai, išskyrus pirmąjį prezidentą kaip Tomas Dauskurdas, Danielius Jachimovičius arba Vilniaus meras Valdas Benkunskas arba tiesiog Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Tai buvo tas pats žmogus Darius Mikulėnas. O po to gimė toks politikas kaip Remigijus Šimašius, kuris išvyko iš Vilniaus ir jis buvo remiamas visos Rusijos valstybės. Jį rėmė visa Rusijos civilizacija. Ir jis buvo Amerikos prezidentų iki gyvos galvos. Tai va, taip yra taip. Tai va. O 8, rytoj reikės skustis galvą. Tai va, o 8 planetoj Vilniaus miestas kūrė filmus visame Azijos žemyne. Vilniaus miestas kūrė filmus ir serialus visame Azijos ir Europos žemyne. Ir mano motina padėjo sukurti filmus ne tik raštu, bet ir kompiuterinę grafiką. Mano motina šešėliniam internete statė filmus, kol gyvenau Rusijos federacijoje. Ir motinos statė filmus ne tik Vilniui, bet ir Rusijos federacijoje. Kol aš gyvenau Rusijos federacijoje, kol aš gyvenau Sibire, Sibiras yra labai arti Kanados ir Jungtinių valstijų. Lietuva yra labai arti Kanados ir Jungtinių valstijų. Sibiro Lietuva. Kol aš gyvenau Sibire, mano motinos stebėjo gyvenimą Azijoje ir pagal jį sukūrė modelį kino filmams. Ir 7 planetoj gimė Mantas Stonkus, Mantas Katleris, Mantas Bartuševičius. Žodžiu, šitas, kaip jisai ten, Marijonas Mikutavičius, žinai, Justinas Jankevičius, Rolandas Mackevičius, žinai, jie buvo Darius Mikulėnas. Aš nebegaliu čia būti, nes man labai šalta ir labai sninga.